Grožis išgelbės pasaulį. Manau, juokingiausia ir beprasmingiausia frazė, kokią esu gyvenime girdėjus. Dėl to mano nuomonė apie grožio konkursus, dėl šios nuomonės buvo suformavus nelabai kokia. Kadangi manau, kad grožis kaip po vienas atskiras reiškinys, jisai nevertas nieko. Nes tai gali būti gražios akys, gražus plaukai, gražus veidas. Jeigu pas žmogų nėra viduje gėrio, manau, kad tas grožis negali atsiskleisti ir niekaip negali būti susijęs su pasaulio išgelbėjimu. Grožis tai gali būti tik pasekmė vidinės būsenos žmogaus, nuo kurio prasideda miestas, šalis, valstybė. Tik tai grožis gali būti sudėtinė dalis. Tai gėris ir grožis, manau, gali išgelbėti pasaulį, kadangi per gėrį ateina geros mintys, geros idėjos ir geri darbai. Negali būti po sakinį, kaip pas Vilma. Po sakinį. Aš pamiršau, nuo ko jūs pradėjot, aš pamiršau, ko jūs baigėt. Jūs nieko nepasakėt. Jūs pasakėt, kad grožis yra pasekmė. Tuo tarpu, jūs kalbėdama darė taip. Ką tai reiškia? Jūs abejojat tuo, ką jūs pati sakot. Jūs tarsi norit save sulaikyti. Kokia šiandien nesąmonės kalbu. Ir nuo to jūs užčiaupinėjate pati save, kandžiojate lūpytes.